Nu tai labas. Sveikinuosi iš gero kampo. Čia taip labai išmandriai. Pasidėjau kamerą, galiu parodyti. Čia matosi. Vo. Tai čia mano ta mandroji kamera, kurią neseniai nusipirkau. Tai sveikinuosi šeštadienį. Dabar tai pagalvoju, gal kokį susukti tokį lengvą savaitgalio vlogą, nes tokį dienos vlogą nelabai susuksiu, nes realiai neplanuoju šiandien nieko kažko ten labai veikti. Nes nuo ryto nuvežėm vaikus į teniso pamokas. Šiandien abiems buvo pirmoji pamoka. Tai didžiai patiko, mažai nelabai patiko, nes jai tenais net nesupratau, jai nepatiko, kad turbūt reikėjo kamuoliukus rinkti, nu žodžiu. Ta prasme, išeina vaikas nepatenkintas ir jai labiausiai patiko pianinas, kuris buvo laukiamajam ten tokiai kavinukiai. Tai sako, mama, noriu iš pianiną. Nu gerai, sako, tai ieškokim tada pianino pamokų. Tas amžius, kai nežino, ko nori eiti ten, kur draugė eina, draugė vyresnė eina, vyresniosios dukters geriausia draugė, tai čia mūsų realiai kaimynė eina į tinklinio pamokas, jinai nori irgi eiti tenais, kur ta mergaitė eina, bet aiškinam, kad į tą pačią grupę nepapulsi, nes jinai yra vyresnė, daug didesnė, tada nebenoriu. Dabar pamatė, kad pianinas fain ir ta draugė irgi eina, tai, nu va tokie visokie bandymai, tai dabar turbūt vos ne kas savaitgalį reikės ieškoti naujų meno sporto šakų, kol vaikui kažkas patiks, jeigu patiks. Nes realiai jie labiausiai patikdavo gimnastika ir jai sekasi gimnastika, tokia labai lanksta, tokia beždžionėlė, kur visur karstosi. Bet sako, aš nenoriu gimnastiką dabar. Vakar aš nusidažiau antakius. Nuvariu nusipirkt dažų, nes mano antakiai užžiūriu tokie visiškai be spalvos. Kai jau nusidažai, ta prasme jau net atsibostos to pieštukų ryškintas. Ir sakau, reikia nusidažyti, nusipirkt dažų, nes aš turėdavau iš Lietuvos atsivežus, bet neberodau, turbūt aš jūs išmečiu, nes turbūt jau jie buvo pasenę gerokai, porą metų gal aš jūs jau laikiau. Tai nuvariu nusipirko, bet nebuvo rudų, buvo juodi. Nu tai dabar, pažiūrėjom, kaip čia atrodo, tai man antakiai. Dabar labai tokie juodi, bet aišku, jie apsiplaus, apsivalys. Tai sakau, vis geriau negu vaikščioti be antakio, nes vis tiek tų brožų, pas mane tų brožų tokių ryškių nėra. Ir mano dukra ryte pamatė mane, mama sako, kas čia dabar? Sakau, blogai, sako, mama, gal tu neik su manimi tenisą šiandien, nes jie dar buvo tik ką tik nudažyti. Sakau, čia žinok, bus geriau. Sakau, Olivia, ką daryti, jeigu aš neturiu tokių ryškių brožų kaip tu, nes mano dukra ryškiais antakiais, ryškiom blakstienom, ryškiom lūpom, tokia visa turkiškai išraiškinga, nes tėti panaši. Vyresnioji, mažoji mane tokia irgi iš tų tokių šviesesnių brožų. Sakau, tai tenka mamai dažytis. Dar pirmadienį planuoju eiti į kirpyklą, jau tiksliau užsirašiau pas savo kirpėją. Tai iš pradžių aš buvau tokia labai excited, kad va čia pagaliau pasikeis mano plaukų spalva, nes man jau tokia atsibodo, jau čia man visos šaknis lenda ir žili, nes aš tų žilų turiu nesuvokamai daug. Ir labai anksti mane ten, nuo 23 metų aš pradėjau tokių žilų pamėtymų turėti, tokių pavienių plaukų. Bet kai parašiau savo kirpėjai, kad aš noriu šviesiai, grįžti prie šviesių, nes mes dažydom tą Air Touch, man atrodo, vadinasi, kur ten su fenu šildo, su tą techniką dažydom, nes tada pusę metų tau ramu, jei netauga, taip greitai nesimato, kai atauga. Bet ten sako, Laura, žinau, gali nepavykti, nes sako, tavo tas ryžumas išlys turbūt labai greitai, sako, nesigaus. Davai, sako, atvaryk, mes biškios pakirpsim, kiek reikia, nors aš realiai kirpti nenoriu, nes man nebenoriu trumpinti, nes dabar man tas ilgis geras, gali net paug daugiau. Sako, pabandysim ant kelių sruogų padažyti ir žiūrėsim, sako, po to, ir užsiregistruosi keliom dienom ten vėliau, jeigu matysim, kad gaunas. Tai aš taip, žinot, jausmas, kai jau susiplanavau, nes man siūlė laiką arba penktadienį, arba pirmadienį. Tai aš pasirinkau pirmadienį, nes penktadienį realiai man tas laikas nelabai tinka, nes mažai to laiko, ten 3 valandos iki vaikų pasiėmimo, nes penktadienį mažai mokyklą anksčiau vaikės, o pirmadienį abidvi ilgai mokyklą, ta prasme, aš turiu daug laiko, nes tas dažymas, jeigu galvoju man tuo dažytu, tų šviesiuoju dažymu, tai jis yra ilgas. Ir kad realiai turėti laiko, net be skubos, po to dar vaikus pasim per kamštį, tai va, toks truputį
Nežinau, dar matysiu, gali mane įkalbės vėl į rudus plaukus grįžti, nors aš nenoriu. Aš noriu grįžti į šviesius plaukus ir mano vaikai nenori, kad aš grįžčiau į šviesius plaukus. Nes mano vaikai, nežinau kaip kitų mamų, kur kai kitos mamos nusidažo plaukus. Tai mano abidvi visą laiką verkia ir sako negražiai, labai blogai, nes jos yra įpratusios prie mano vienos spalvos ir kai pamato taip staigiai kitą spalvą ir jom turbūt, mamai nebepanašiai į mamą yra ir ypač mažoji ten tokia pikta būna, didžioji negražiai sako, o po to didžioji po kelių dienų atsiprašo, sako, atsiprašau mama, kad man nepatiko, sako, labai gražiai. Matyt, reikia to laiko priprast. Aš kai jau pasakiau savo didžiajai, kad dažysiuos, jinai tokia jau man 2 dienas sako, mama, nedažyk, sako, dabar tau taip gražiai. Sakau, vaikutis, sakau, nepatinka man, sako, bet ta spalva tokia natūraliai, sakau, okei, spalva, tai okei, dar, suprantu, dar galima su tą spalvą gyventi, bet sakau, man čia jau tie juodi lenda, nes realiai aš kai buvau paauglė, mano plaukai buvo tokie šviesiai rudi, bet kažkaip po gimdymo matyti, man jie nutamsėjo, nes aš kai pasižiūriu į senas foto, tai tokie tamsiai rudi, ir kai pasižiūriu į savo šaknis, tai vos ne juodo šaknis, aš taip gal nublemba iš vaikystės foto, iš tų tokių paauglystės foto, iš tikrai šviesesnė buvo, bet matyti ir hormonai keitės ir panašiai, ir tie plaukai gal patamsėjo. Ir sako, bet tau tos šaknis, tai juodi, sako, kaip tau gražiai, ypač aš kai buvau vakar, dar kai nebuvau galvos išsplaus, sako, bet tau tai čia taip gražiai, tai juodi plaukai išlinda, aš sakau, ar tu juokauji, sakau, juodo šaknis lenda vaikui gražu. Nežinau. Man tai nebe, nes ta spalva su koliuviukai, ta mano spalva nei geltona, nei ruda, nei ryža, tokia, kaip vasara, kai mano tokie plaukai dar baisesni buvo, man močiutė sako, vaikeli, gal tu jau dažyt plaukus, sako, nesuprasi tavo tos spalvos, visiškai sako, nei 5, nei 9. Tai varysiu pirmadienį pas savo kirpėją. Ir mano kirpėja yra lietuvė, labai labai aš ją myliu. Aš seniau pas ją važiuodavau, kai gyvenom mes kitam miesto gale. Aš pas ją važiuodavau 50 km, tas kilometras gal nėra tiek daug, kiek realiai būdavo 1 valandų kelio per visus kamščius, nes per visą miestą važiuodavau pas ją plaukų dažyti, nes vienintelė, kurią pasitikiu, nes su turkais kirpėjais, tai esu turėjus tokių lievų patirčių, kai, ta prasme, buvo tokia kuriozinė situacija, kai aš buvau nėščia su Olivija, ir man buvo labai labai karšta, nes ten aš ją gimdžiau rugsėjį, tai tą visą vasarą aš ten jau vaikščiau visą tokia jau suplukus, belia kaip. Ir mano plaukai gan ilgi buvo, ten iki liemenuko maždaug. Ir aš sakau vyrui, ir sakau viskas, aš noriu, sakau, nuskirti plaukus, sakau, aš nebegaliu, nes atrodo, netgi tie plaukai apsunkina, nes buvo tos karštus, visą šlapę visą laiką. Ir aš noriu nusikirpti, sakau, man iki pečių nukirpkit. Ir nesu gyvenime mačius to būdo, tai aš kai savo tą lietuvį kirpėjai papasakau, sako, čia toks senas labai būdas kirpti, bet realiai gerai nukirpo, kas keisčiausia, tai man užvertė galvą ir užverstą galvą man plaukus kirpo, tai man buvo toks, wow, pirmą kartą aš tokį būdą mačiau. O dar kitas buvo, tai tas po to aš jau niekada nebėjau pas turkę kirpėją, kai aš paprašiau, atsinešiau nuotrauką, aš turėjau ilgus plaukus tiesius, nes man buvo visiškai tokie tiesus plaukai, tai gal čia truputį pakarpyti. Ir aš atnešiau nuotrauką, kad man apkirptų tokių trikampių tos galus, iš nugaros, kad tos trikampis eitų. Tai jinai man nukirpo iki čia. Ar netgi trumpiau, nes aš turiu nuotrauką ir atsimenu, kad aš po to, aš kaip tik kirpaus prieš tokį įvykį, kai aš kai mokinuosi čia univerė, ten filmavom universiteto tokį filmuką, pristatomą universiteto filmuką, ir mane irgi pakvietė filmuotis, kadangi aš buvau vienintelė europietė universitete, nes visi užsieniečiai buvo ten visokie iš Irako, iš Palestinos, tokie visų iš rytų šalių, ir Erasmusų, ten keli Erasmusai buvo iš Vokietijos, bet aš kaip ten nuolatinė studentė, 4 metų studentė, ta tikroji, vienintelė buvo europietė, tai mane irgi pakvietė. Ir tame filmuke filmavosi, tais laikais, kai aš dalinau savo nuotrauką, tai niekas nesuprato, kas čia per įžymybė, bet dabar, kadangi Lietuvoje turkiški serialai labai populiarūs, tai dabar jau visi žino, kai aš dar būna kartais pasidalinu prisiminimu, tai tame filmuke irgi filmavosi labai žymus turkų aktorius, kuris mokinosi mano univere, tai ką aišku, aš jo nematydavau, nes jisai realiai, jis aktorius, jis ten neidavo tas paskaitas, kad eidavo egzaminus. Ir aš su juo pasidariau fotkę
nes mes ten filmavomės, ten visi fotkinos, aš realiai jį žinau, tai jis nugirdėjus buvo per reklamą, gal mačiau, nes čia ant drabužių būdavo reklama, tai aš kadangi nelabai seku tų turkų įžymybių, tai dabar aš nelabai sureikšminčiau. Tai tas įžymybė, jūs manau žinosit, yra Kivanč Tatlitų. Tai atsimenu, kai tada įkėliau nuotrauką į savo Facebooką, tai niekam nebuvo, wow. Netgi palygino kiti, kad sako, Laura, kokie jūs panašus, nes mes kažkaip labai, gal jeigu rasiu kelsiu nuotrauką, tokie panašiai kreivai, tokie kreivai šypsamės, tokie keisti. Ir po to aš kaip pasidalinau Facebook'e po daug metų, kai prasidėjo visi serialai, tai man visi rašo, kur Laura tu jį radai, kur tą Kivančą radai. Tai čia Turkijoje labai yra žinomas, tikrai labai gerbiamas. Tai va, aš tada tą dieną atvarau jaučiu pirmą kartą po savo tos kirpyklos, kai man turėjo apkirpti tiesiog ilgus plaukus ir padaryti trikampį nugaroje tą tokį iškarpimą ir man nukirpo, va iki čia kažkur, jeigu nuotrauką pavyko man rasti, tai matot. Tai nuo to laiko viskas nebepasitikiu turkų kirpėjais, nes turėjau, tai gal vieną tokį normalų univerę, pas mums buvo kirpykla, tai aš naidau ten karčiukus apsikirpti ir viskas. Tai tik tiek leisdavo, o daugiau tai neup. Tai labas rytas, šiandien jau pas mus sekmadienis. Aš kaip minėjau, čia darau tokį savaitgalio vlogą, nes tiesiog vakar tiek daug kažko labai nenuveikiau, kad ten labai kažką rodyti. Tai vakar va jau pabaigiau savo, kaip matėte, puzlę. Ir šitą puzlę aš pirkau Lietuvoj, Jonišky iš tokios kaip dėvėtų rūbų parduotuvės ir jie tenais, aš einu visą laiką grįžus, nes jie tenais turi tokį skyrelį žaislų, kur atsiveža, maras čia viskas yra iš Anglijos. Tai čia realiai antrą puzlę iš tos parduotuvės esu pirkus. Pirmą puzlę va šitą beje yra. Čia dar mano rūbai matos. Šitą jogos puzlę. Tai jinai buvo ten visiškai nauja supakuota su dėžutė, o ta buvo tokiam ziplock, tame tokiam maišiukė. Tai bijojau, kad gali trūkti detalių, nes ir klausiu, sakau, ar čia, kažin visos, sako pardavėja, nežinom ar visos ar ne, tai visos buvo. Ir vakar aš jau, kai liko viena detalė, žiūriu, aš jos niekur nerandu, tai tiesiog buvo ant stalo, aš jos nenusėmiau, kai išpakavau. Tai va, sudėjau puzlę, dar reikės sugalvot, kaip mane čia, kur čia įrėmint, nes remelio neturiu, reikėtų tokio stiliaus remelį nusipirkti. Tai šiandien atsikėlėm ir realiai pramiegau žadintuvą ir sapne miegodama grinai jaučiau, kad kažkokia muzika sapne groja, aš vis tą muziką nutildau, išjungiu ir po to aišku supratau, kad aš ten žadintuvą išjunginėjau. Tai atsibudau be žadintuvo biški per vėlai, bet spėjau vaikį išsiruošti tenisą ir mažoji
mažoji vakar jau sakė, kad nebeis į tenisą, jai nepatiko tenisas, jai nepatiko ten tos kamuoliukus rinkti, jai čia rankas spaudžia nuo tos raketės, sako, aš neįsiu. Tai aš ryte dar jos paklausiu, sakau, Izabelė, eisi į tenisą ar neįsi? Ne, sako, aš miegosiu. Nu gerai, sakau, tai vyrui, sakau, tu nuvežk Oliviją, su ją važiuok, sakau, kad mums čia nereikėtų be reikalo važiuoti išsiruošti. Ir ką jūs manot, liko, jau realiai eis pro duris vyras su dukra vyresnė, jau Olivija batus maunasi, ateina Izabelė, sako, aš irgi eisiu, nes ten, sako, buvo pianinas, sako, aš su pianinu pagrosiu. Nu, tai vyras pasiėmė abu vaikus, aš jau aišku nebeišsiruošiu, nes, nu, realiai jau reikia važiuoti, o aš dar noriu ir dušą įlysti, išsimaudyti, susiruošti. Ir parašė vyras, kad Izabelė irgi eis į tenisą, nes didžiosios pamoka yra 9 ryto, o mažųjų grupė yra 10 ryto, ten mes turim realiai valandą laukti, kol Olivijai pasibaigs pamoką, kad Izabelė prasidėtų. Na tai, ta prasme, toks vaikų tas neapsisprendimas, kaip nežinai, last minute viskas gali būti. Na tai sakau, gerai, tegu eina, nes aš ir noriu, kad jinai pabandytų, nenoriu, kad vaikai mestų po pirmo pabandymo, nebent ten jau visiškai nepatinka. O aš žinau, kad jai gali patikti tiek, kad jinai tokia, nu gal to nenori, nes draugė lanko tą ir tą. O dabar sakau, lankyk tą, ką turim, o po to matysim. Bent jau reikia pabandyti kokį mėnesį, kad tu pamatytum, ar tau patinka ar nepatinka. Tai šiandienos planas yra, susitiksim su draugė lietuve, kuri gyvena realiai labai toli, bet net važiuoja į mūsų pusę į prekybos centrą, ten į vieną parduotuvę, nes jų gale visose prekybos centruose pasibaigus, ten ieško striukės ir nebėra striukės, tik yra mūsų pusėj. Tai tą progą susitiksim visos su vaikais. Tai dabar eisiu išsimaudyti, susiruošti ir lauksiu, kol mano šeimyna grįš ir važiuosim. Nu, susiruošiau. Važiuosim jau. Šiandien truputį labiau pasipašiau. Buvau nusipirkus tokį purškaliuką. Vais čia. Ale Shimmering Fixing Spray. Dar jį pasipurškim. Tik jisai purškia kaip lakas man tiesiai į akis. Ir toks žiauriai šlapas, bet jis taip gražiai blizga, tai dar truputį pasigražinam, nes ne kiekvieną dieną susitinki su draugė ir galėsim važiuoti. Izabel, kur važiuojam? Pas Nidą! Auč, mano ausytės. Mes jau susitikom su draugė. Tu lietuviškai moki? Aš lietuviškai moku. Taip, čia mano draugė lietuvė Gintarė. Mes dabar jau geriame kavą, baigėme, turbūt imsim gal antrą kavą. Imsim antrą kavą. Palikom vaikus 1,5 valandos žaidimų kambarį. Ir ką veiksim toliau? Šopinsim. Eisim leisti, taškyti pinigus ant vaikų nesąmonų turbūt. Jo. Tai labas dar kartą, mes jau realiai grįžom namo, o čia dabar laukime, kol įsijungs lempas. Jau grįžom namo, labai fainai pasibuvom, bet žiauriai pavargom su draugė nuo to triukšmo, nes sekmadienis tų žmonių milijonas tam prekybos centre ir žmonių daug, triukšmas, mūsų tie vaikai, 3 vaikai, kurie susitinka nedažnai, tai jos būna tikrai tokios kartu išprotėjusios, tai realiai, įsijunkime biškį lempą, kol aš čia pakalbėsiu, tai realiai mes ir nuo to triukšmo pavargom, bet šiaip žiauriai fainai buvo. Tai dabar grįžu namo, dar sugebėjau viską apsitvarkiau greitai, nes kad ir vyrą paliko vieną namie, bet mano vyras ten nieko neapsitvarkė, nes toks nelabai mėgėjas po savim tvarkyti. Tiesiog mano vyras iš tų vyrų, kur nepastebi, kad taip sakant, kur šiko ten paliko, jam neegzistuoja. Tai, žodžiu, aš jau įpratau prie tos jo sistemos, kad, taip sakant, kiek mes su vyru kartu esame 17 metų draugaujam, susituokę virš 10 ar 11 jau, net nebeatsimenu. Tai, kaip sakant, jau tiek metų nebeperauklėjau, tai man paprašiau vyrą, jeigu nesugebu pasakyti prieš tai, kad padarytų, tai jau kai grįžti, tai jau, tiesiog greičiau patys susirinksiu, aš ten tos indus ar kažką ir viskas.
Tai va, apstvarkiau dar namus, dar parašė, čia Turkijos klasika, parašyti porą valandų vos ne prieš užsidarant parduotuvėm, kad reikia ir to ten dailės pamokai tokių ir tokių dažų. O jų nebuvo sąraše tų dalykų, kai ten davė visų sąrašas, tai dabar varau. Aš savo iki prekybos centro čia šalia nupirkti guašo vaikui. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi bus smagus vlogas. Nepamirškit paspausti like, nes man tokie dalykai biški duoda tam YouTube'ui, kad jis biški pakiltų. Pasiekit mane ir iki kitų kartų. Iki.